Sveiki, mėlėjai bitininkai, bičiuliai ar bičių entuziastai. Čia kartu su jumis Lietuvos jaunųjų bitininkų asociacija Gintarinis Spiečius. Ir mes šiandien kalbėsime ne kiek apie pačias bites, o apie medingus augalus. Medingi augalai – tai augalai, kurie išskiria cukringus skysčius, kuriuos gali rinkti bitės ir paversti medumi. Mums, bitininkams, svarbu pažinoti bičių ganyklas esančias aplink bityną, tam, kad žinotume, kokios skonio savybės turinčių medaus galime tikėtis, bei numatyti esančius bičių bado momentus. Dažnai bičių badas aktyvaus gyvavimo metu pasitaiko tarp medunešių, tarp pavasarinio ir vasaros medunešio ar tarp vasaros ir rudeninio. Taip pat medingi augalai išskiria ir žiedadulkes, kurių reikia bitėms kaip baltyminio maisto. Ne iš kiekvieno augalo bitės gali paimti nektarą ir ne kiekvienas augalas bitėms suteikia žiedadulkių. Medingi augalai yra skirstomi į vienmečius, dvimečius ir daugiamečius augalus, bet dažniausiai bitininkai juos skirsto į pavasarinio, vasarinio ir rudeninio medunešio. Štai keletas vienmečių medingų augalų. Agurklį. Agurklinių šeimos medingas aliejinis augalas. Žydi nuo birželio mėnesio apie 35–40 dienų. Medaus produkcija nuo 170 iki 200 kg iš hektaro biologinio cukraus. Medus greitai kristalizuojasi, todėl netinka bičių žiemos maistui. Agurklis pasižymi tuo, kad gali lengvai užsisėti ir daug metų augti vienoje vietoje. Garstyčios. Tai vienmetis bastutinių šeimos pašarinis aliejinis augalas, pasėtas pavasarį, pražysta po 20–25 dienų. Šis augalas išskiria 40 kg iš hektaro biologinio cukraus. Garstyčių medus auksinės, susikristalizavus, gelsvai kreminės spalvos. Greitai kristalizuojasi, todėl taip pat netinka bičių žiemos maistui. Garstyčios šiuo metu yra labai mėgiamas ūkininkų, kaip žalioji trąša. Dažnai pasėjus rugpjūčio mėnesį su kitų augalų mišiniu, jos teikia nektarą iki pat vėlyvo rudens. Grikis – vienmetis rūgtinių šeimos maistinis augalas. Dažniausiai auginamas prastose, mažai maisto medžiagų turinčiuose dirvožemiuose. Žydi nuo birželio pabaigos apie 30–35 dienas. Medaus produkcijos vidurkis 80 kg iš hektaro. Esant palankiomis sąlygomis, gali siekti net iki 200 kg iš hektaro nektaro. Medus tamsus įvairių atspalvių, nuo gelsvai rausvos iki tamsiai raudonos spalvos. Greitai kristalizuojasi, todėl taip pat netinka bičių žiemos maistui. Grikis nuo kitų augalų skiriasi tuo, kad bitės nektarą paima tik nuo ankstyvo ryto iki pietų. Pupos – kultūrinis Lietuvoje auginamas augalas. Pašarinės pupos vidutiniškai išskiria 30 kg iš hektaro nektaro, taip pat ant jų lapų parazituoja amarai, kurių jų išskiriamą lipčių noriai renka bitės. Rapsai. Gali būti auginamas žieminis arba vasarinis rapsas. Tai aliejinis bastutinių šeimos augalas. Žieminis sėjamas Liepos pabaigoje, rugpjūčio pradžioje. Pražysta kitų metų gegužės viduryje. Vasarinis rapsas sėjamas anksti pavasarį, žydi birželio mėnesį. Žieminio rapso sėklinio pasėlio vertė 455 kg iš hektaro nektaro arba 142 kg iš hektaro cukraus. Medus greitai tirštėja, baltos taukų spalvos, todėl netinka bičių žiemos maistui. Saulėgrąža – vienmetis astrinių šeimos kultūrinis aliejinis augalas. Žydi Liepos rugpjūčio mėnesiais, apie 25 dienas. Vėliau pasėtas žydi iki vėlyvo rudens. Medaus produkcija 20–50 kg iš hektaro biologinio cukraus. Medus greitai kristalizuojasi, todėl netinka bičių žiemos maistui. Iš saulėgrąžų bitės parsineša didelį kiekį nektaro ir žiedadulkių. Šiuo metu saulėgrąžos nuolat populiarėjantis augalas sėjamas laukuose kaip žalioji trąša. Facelija. Vienmetis hidrofilinių šeimos augalas. Labai medingas. Išskiria nuo 360 iki 370 kg iš hektaro nektaro, iš kurio bitės gali pagaminti apie 180 kg medaus. Medaus kokybė prilygsta liepų medui. Taip pat facelija išaugina iki 150–350 kg iš hektaro žiedadulkių.
Daug sėklų brestant išbyra, todėl anksti pavasarį supurenus dirvą jos atsisėja. Bandrenis – tai dvimetis astrinių šeimos ypač medingas augalas, kurio medingumas siekia 600–900 kg iš hektaro. Išauga iki 2 metrų, dygliuotas, dekoratyvus, žydi Liepos rugpjūčio mėnesiais. Barkūnas – pupinių šeimos dvimetis sideralinis augalas. Lietuvoje labiausia paplitęs baltažiedis ir geltonžiedis barkūnas. Žydi nuo birželio pabaigos iki rugsėjo vidurio. Labai medingas ir gali pagaminti 250 kg biologinio cukraus. Sukultūrintas barkūnas net iki 60 kg iš hektaro. Medus pirmarūšis, šviesiai gintarinės arba baltos spalvos, kvepia vanilę. Sosnovskio barštis – tai salierinių šeimos dvimetis iki 3 metrų aukščio nuodingas augalas. Agresyvi piktžolė. Lietuvoje draudžiama auginti, nudegina odą, jeigu jos sultys patenka ant odos. Ežeinis – agurklinių šeimos pašarinis 50–80 cm aukščio augalas. Žydi birželio ir Liepos mėnesiais. Medaus produkcija iki 400 kg iš hektaro. Išskirtiniais atvejais gali išskirti tiek medaus, kiek 10 hektarų grikių. Ežeinio medus šviesiai gintarinės spalvos, tirštas ir ilgai nesikristalizuoja. Kmynas – dvimetis salierinių šeimos prieskoninis augalas. Retai auginamas ūkininkų, dažnai sutinkamas pievose, pamiškėse, nektaringumas apie 100 kg iš hektaro. Medus specifinio ir gero skonio. Klemalis – klemalinių šeimos iki 120 cm aukščio augalas. Žydi birželio Liepos mėnesiais. Medaus produkcija svyruoja nuo 200 iki 500 kg iš hektaro. Daugiamečiai augalai. Dobilai. Yra daug įvairių dobilų rūšių. Lietuvoje sėjami baltieji, raudonieji ir rusvieji dobilai. Baltieji dobilai gali skirti apie 100 kg nektarų ir 20 kg žiedadulkių iš 1 hektaro. Dažnas augalas sėtinėse pievose, dėja, bet neišskiria didelio kiekio nektarų, nes ten jų būna nedaug. Puikiai tinka bityno vejai įrengti. Raudonieji dobilai žymiai medingesni nei baltieji. Jų medingumas siekia net 250 kg iš hektaro. Skirtumas tik tas, kad iš jų nektarą gali paimti tik Kaukazo rasės bitės. Rusvieji dobilai išskiria iki 150 kg nektaro, jį gali paimti visų rasių bitės. Esparcetas – pupinių šeimos pašarinis augalas. Žydi birželio mėnesį apie 35 dienas. Medaus produkcija siekia iki 150 kg iš hektaro biologinio cukraus. Esparceto medus ilgai nesikristalizuoja, todėl tinka bičių žiemojimui. Šis augalas dažniausiai auginamas rytinėse Lietuvos dalyse. Ežiuolė – tai labai medingas vaistinis augalas. Žydi labai ilgai, apie 75 dienas. Medingumas iki 130 kg iš hektaro. Vaistams naudojamos šaknys ir lapai. Gargždenis – pupinių šeimos pašarinis augalas. Puikiai auga prastesnėse dirvose, pakenčia drėgmės trūkumą, sėjamas pievose, nektaringumas siekia iki 75 kg iš hektaro. Gaurometis – nakvišinių šeimos augalas. Labai medingas ir gali išskirti 600 kg nektaro iš 1 hektaro. Geriausia nektarą skiria pavėsyje. Skystas medus, žalsvas, malonaus skonio. Labai tinka arbatoms. Kadžulė – vaistinis natūralinių šeimos prieskoninis augalas. Gali išskirti 200 kg iš 1 hektaro biologinio cukraus. Kvepia citrina, labai mėgstama bičių. Dažnai šis augalas maišomas su melisa. Kiaulpienė – daugiametis vaistinis augalas, paplitusi kaip piktžolė. Žydi gegužės mėnesį. Bitėms teikia daug žiedadulkių ir palankiais metais nektarų. Medaus produkcija pievų augalų draugijoje siekia 50 kg iš hektaro. Anyžinis lofantas – dekoratyvus, labai kvapnus, vaistinis augalas. Nektaro produkcija iki 900 kg iš hektaro. Žydi nuo Liepos pradžios iki rugsėjo vidurio, turi daug eterinio aliejaus, primenančio anyžių ir mėtų kvapą. Melisa – vaistinis augalas išskiria iki 200 kg iš 1 hektaro biologinio cukraus. Tačiau bitės labai sunkiai pasiekia esantį nektarą. Labai mėgstamas bičių, nes eterinėme aliejuje yra tų pačių medžiagų, kaip ir bičių darbininkų feromonuose. Vertinga melisos lapus įsitrinti į rankas, kai norima eiti prie bičių.
Mėta – medingas notrilinių šeimos augalas. Dažnai randamas šalia upių, skaniai kvepia, yra daugelis jos rūšių ir gali išskirti iki 900 kg nektaro iš 1 hektaro. Kanadinė rykštenė – tai invazinis augalas, kuris užauga iki 1 metro aukščio. Kadangi žydi gausiai, o žiedai yra tikrai nektaringi, tai rykštenės yra vertinamos bitininkų. Jos taip pat turi vaistinių savybių, bei gali būti naudojamos natūraliam audinių dažymui. Medingieji puskrūmiai. Avietė – puikiai žinomas augalas. Lietuvos sąlygomis išskiria iki 740 kg nektarų. Miško aviečių nektaringumas mažesnis, medus šviesios spalvos, turi aviečių uogų skonį. Čiobrelis – notrilinių šeimos vaistinis augalas. Medingumas priklauso nuo gamtos sąlygų ir gali skirti iki 200 kg biologinio cukraus iš 1 hektaro. Žiedai ir visas augalas turi timolio, kuris gali būti naudojamas gydant bites nuo varotozės. Mėlynės – taip pat medingas augalas, kuris sužydi gegužės pabaigoje. Stipri bičių šeima per dieną gali surinkti apie 2,5 kg nektaro. Bitės jas noriai lanko, medus gero skonio, kvapnus. Viržis – rudeninio medunešio išskirtinis augalas. Iš bičių šeimos galima gauti iki 15 kg viržių medaus. Medus sunkiai išsisuka iš korių, labai tirštas, drebučių konsistencijos, nors jame galima rasti iki 23% vandens, medus nerūksta. Soduose ir sodybose yra auginami visiems gerai žinomi medingi vaismedžiai ir krūmai. Agrastai, aktinidijos, kriaušės, obelys, slyvos, serbentai, šermukšniai, trešniais ir vyšnios. Visi jiems bitėms išskiria nektarą, dalis suteikia ir žiedadulkių. Šaltekšnis – daugiametis vaistinis krūmas arba aukštas medis, išplitęs šlapiuose miškuose arba pelkėse. Sužydi birželio pradžioje, vidutiniškai medaus produkcija iki 135 kg iš 1 hektaro biologinio cukraus. Medus tamsus, specifinio skonio. Blindė – vienas iš pirmųjų pavasarį pražystančių augalų, suteikiančių bitėms šviežio nektaro ir žiedadulkių. Gailis – visžalis pelkėse augantis krūmas, stipriai kvepia, nuo kvapų gali svaigti galva. Išskiria 85 kg iš 1 hektaro biologinio cukraus. Vien tik iš gailių surinktas medus yra naudingas, tad jį reikia šiek tiek pavirinti. Gailio šakelės gali būti dedamos sandėliuose, tarp kurių, norint atbaidyti vaškinės kandis ir peles. Kaštonas – tai vienas gražiausių dekoratyvinių medžių. Sužydi gegužės antroje pusėje, išskiria nektarą ir žiedadulkes. Be to, pavasarį ant pumpurų bitės randa pikio. Klevai – tai vienas iš pirmų augalų, pražystančių anksti pavasarį, išskiriantis nektarą ir žiedadulkes. Palankiau oro stiprios bičių šeimos gali surinkti ir klevų medaus. Liepos – pagrindinis vasaros medunešio augalas, išskiriantis ypač didelį kiekį nektaro. Vienas medis gali išskirti tiek nektaro, kad būtų pagaminta 80 kg medaus. Deja, bet liepos ne visuomet išskiria nektarą, nes gali trūkti drėgmės ar gali nukentėti nuo vėlyvųjų šalnų. Ir galiausiai lazdynas – tai puikus augalas, kuris išskiria didelį kiekį žiedadulkių. Žiedadulkės sausos ir ypač birios, tad bitėms kartais gali būti sunku šias žiedadulkes paimti. Tai kol kas tiek apie tos medingus augalus. Žinoma, jų yra kur kas gamtoje daugiau, kurių aš nepaminėjau. Tad jeigu jums patiko šitas vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka mygtuką, pasidalinkite juos su kitais bičiuliais ir jeigu norėsite gauti daugiau aktualios informacijos, sekite mus Facebook paskyroje LJBA Gintarinis Spiečius. Iki greito!